Sveiki visi, mėly žiūrovai ir klausytojai, nežinau, kur jūs klausot, kur jūs žiūrit, tai antra laida Skaičius ir herbas, tęsiam toliau rubriką susipažinimą su mūsų Klaipėdos turbūt verslais ir ne tik Klaipėdos verslais, tai šiandien svečiuose turime žmogų, žodžių žmogų, kaip aš sakau, pasakė, padarė, tai verslų žmogus, daug dalyvaujantis visokiose renginiuose ir organizacijose, tai Vytenis Isakas. Labas, Vyteni. Sveiki, Andriau, Jūsų ekscelencija ir visi kiti titulai, nevardinsiu aišku. Nežinau dabar ką pasakyti, taip aš toks. Taip, toks. Vytenis, ko man patiko Vytenis, tai visą laiką, kol buvau vienai Memel prezidentas, visą laiką sakydavo sveikas prezidentė. Visą laiką rytais pat. Ne, man patikdavo ir pasisveikinti ir palaikyti tave, iš tikrųjų fainas laikotarpis buvo. Metai neveltui prabėgo. Metai neveltui prabėgo. Mes, kaip ten sakydavai, mes už tave balsavom, ar aš už tave balsavau? Taip, už tokią Lietuvą kovojom ir aš už tave balsavau, 2 frazės. Supratau. Tai sveikas atvykęs, mes čia turbūt atvykom pasikalbėti truputį ir apie verslą, ir apie BNI, tai gal pradėkime nuo to, kas už mūsų nugarų. Už mūsų nugarų yra SV2 įmonė, tu ją atstovauji, esi savininkas, įkūrėjas, nuo ko viskas prasidėjo, kaip tu atsidūrei toje įmonėje? Viskas prasidėjo labai paprastai. SV2 tai yra statybų valdymas dviese. Prieš 15 ar kažkiek ten tų metų, jau senai, kaip pasakojau, galima sakyti. Gūdus 2000-ieji. Tai prasidėjo, kad mes su kolega startavom su statybų valdymu, techninės priežiūros paslauga. Ir visas šitas reikalas išaugo į tai, kad aš pradėjau daryti savo verslą ir pasinaudojau pirminę tą mūsų mintim, idėją. Dėja, bet mano kolega teko praeitais metais atsisveikinti su kolega. Tai dabar iš to SV2 brandolio liko SV1, bet jau nekeisiu vidury pavadinimą. Tai viskas prasidėjo gūdžiais 2008, kai krizė siubavo, ar ne taip? Aš kaip matematika... Gal šiek tiek anksčiau prasidėjo, 2007, pirmasis projektas Klaipėdoje buvo. Tai Neapolis, dabar jis vadinasi Merkurijus, priešais Akropolį 16 aukštų pastatas, paskui sekė 22 aukštų pastatas Klaipėdos Būrė, tai yra, kur bankai įsikūrė seniausia buvo, dabar Taikos prospekte. Taikos prospekte, taip. Ir paskui šiokia tokia buvo pertrauka per krizę 2008 metų, tai apie metų laiko, ir paskui vėl vienas kitą projektą vijo. Iš esmės buvo ir statytas ten Lezonoje man servisas, ten jau švis savarankiškai buvo darytas, rangos būdu statytas, paskui švedam gamykla, logistikos didelė įmonė, didžiulis sandėlys. Realiai ta mano patirtis ir viskas sukasi aplink didelius projektus. Nes realiai statybų valdymo paslauga, jinai kaip ir tokia, kaip ir techninė priežiūra, jinai susijusi su didelėm statybom. Mūsų liaudis, gal negražus žodžis, bet mūsų žmonės dar neturi to tokio dalyko, kad kai perka, kaip pavyzdys, kai perki automobilį, žmogus sako, o man reikalinga ten paslauga, kad patikrintų, kad tepaliukai nelašėtų, viskas gerai. O kai perka namą arba nekilnojamą turtą, tai kažkaip dar mes neturim tokios filosofijos, kad mums reikia specialistą įsikviesti prieš tą dalyką ir pasitikrinti, ar čia tas produktas geras, iš ko jisai padarytas, tam tikrą analizę iš esmės. O gal pavyzdį kažkokį turit, kad, tarkim, jūsų pagalba sutaupyta... Žinok, toks ekspromtinis dalykas buvo, pasiskambino man vienas klientas iš užsienio, Airijos lietuvis, ir kreipėsi, planuoju pirkti namą, nepastatytą, žemės sklypas, gal galite mane pakonsultuoti, susitikti su pastatytoju ir pardavėju. Pardavėja, aš turiu omeny, kad brokeris buvo. Aš pats... Klausykitės visi dabar. Aš galvoju, ką aš ten galiu nuvažiavęs į plyną lauką pamatyti. Bet stengiuosi niekada nesakyti ne, sakau tam klientui, gerai, aš nuvažiuosiu, pabendrausiu, nes jisai iš užsienio negali atstovauti. Mes susitikom, apsikalbėjom, aš iškart perspėjau statytoją, kad aš neatvažiavau čia kabinėtis, aš tiesiog atvažiavau surinkti informaciją, kas kaip ir kaip. Tai surinkus informaciją paaiškėjo, kertiniai tokie momentai. Tai aš, kaip ir tam klientui, taip ir jums pasakysiu, aš pasakiau taip.
aš jums susakau, bet ką daryti su tą informacija jūs sprendžiat. Aš jums nepatarinėjau, ar jūs privalot pirkti, nepirkti, ar čia, bet susakau ir jūs pasidarykit patys išvadas. Ir pagrindinis dalykas su to buvo konkrečių pirkimų, tai yra, kad nėra lietaus surinkimo sistemos. Ir paklausius statytojo, didelė tikimybė, kad jos ir nebus. Nes yra daug bendrasavininkų, bendrijos nėra, vienasmenio valdymo nėra, kad kažkas apsimtų, padarytų. Viskas palikta tam būsimam pirkėjui, kuris nusipirks gražų namą, įrengs svajonės, įsidažys viskas. Ir kai, žinant mūsų situacija su vandeniu, lietaus, su gruntiniu, kad labai aukštas gruntinis vanduo, tai yra užprogramuota bėda. Ir toj konkrečioje situacijoje aš identifikau ir atidavau informaciją klientui. Tu gali niuansų žinoti apie nekilnojamą turtą, nes tu kasdieną sukiesi, kasdieną žinai. Aš esu statybų valdymo techninės priežiūros specialistas, aš tame kiekvieną dieną sukuosi. Ir man, kas jums naujovė, man yra kasdienybė. Tai todėl ir reikia samdyti specialistus, kai tu kažką tais, kur lendi į ten, kur tu nežinai. Labai gerą patarlę vieną žinokit, pasidalinsiu su jumis. Kai susitinka su patirtim ir su pinigais du piliečiai. Jie pabendrauja ir išsiskiria. Ir išsiskiria taip, kad tas, kuris atėjo su patirtim, išeina su pinigais, o tas, kuris atėjo su pinigais, išeina su patirtim. Tai čia gyvenimiška situacija. Supratau. Dabar labai taip gal plačiai papasakot apie savo tą kūrimą verslą tiek nuo gyvenamųjų ir pramonės, kas gal tas branduolys, apie kurį sukasi visas tas jūsų verslas. Ar tai yra pramonės objektai statomi, kažkokia plečiama infrastruktūra, ten gamyklos, ar jūs labiau orientuoti į tos individualius namus, ta prasme, jų techninį tam priežiūrą, defektaciją? Patirties bagažas susideda iš įvairių projektų. Ir kad pasakyčiau, kad esu stiprus tam tikroje srityje, tai tikrai taip nėra. Aš gal labiau sakyčiau, kad mano ta stiprioji pusė tai dideli objektai. Tai yra, jeigu jūs statot gyvenamą į namą, ten 100 kvadratų, 150, tai aš esu per brangus specialistas jums iš esmės. Labai paprastai, gimė idėja statytis namą, gimė idėja nusipirkti žemės sklypą, aš galiu prakonsultuoti pirminiais klausimais. Tai yra susakyti silpnasias, stipriasias pusės, kas liečia projektą, kas liečia išplanavimus, kas liečia patį ir sklypą, kurioje vietoje nuvažiuoti, apžiūrėti, pasidalinti tą pirminę konsultaciją. Mano tokia kaip specialybė atsiranda paslaugos reikalingumas, atsiranda, kai didesnis statinys, nes yra ir kvalifikacijos atitinkami keliami reikalavimai, žmogus turi turėti ir tam tikrus kvalifikacijos dokumentus, kuriuos aš turiu. Mažai statybai nekeliami reikalavimai, tai automatų tai ir nėra tokio poreikio. Realiai, ar statyti ten nedidelį namuką, ar statyti gamyklą, skiriasi kvadratų kiekis. Principai, esmė labai daugmaž panaši, statybų procesas vyksta. Bet biudžetai žymiai visiškai skirtingi yra, nes nuo kvadratų ir priklauso biudžetas iš esmės statybos. Aš nenoriu užakcentuoti, kad aš per brangus, gal aš blogai pasakiau tą dalyką, bet aš noriu pasakyti, kad ta prasme, su maža statyba, su nuosavais namais individualiais, tai galima įsisukti, ta prasme negalima įsisukti, bet žmonės nueina taupumo keliu ir nesamdo tokių specialistų kaip aš. Tada grįžkime prie tų didelių objektų. O kaip pradėjai pokalbį Neapolis, Būrės, kuris tavo projektas? Nesakysiu, kad atsiskleidė ar buvo pats mylimiausias, bet gal kažkoks išsimintinas, tarkim, kad tavo vienas sprendimas, tarkim, sutaupė ten statytojų krūvą pinigų, arba ten kaip tik tavo sprendimas, ten, tarkim, išleido pinigų, bet po to visi įvertino tą ir sakė, reikėjo tą padaryti. Čia du momentai yra. Dideliai statyboje, apskritai statyboje ne aš statau, o stato komanda. Tai kiekvienas mes su savo dalim, ten tiek projektų vadovas, tiek techninis prižiūrėtas, tiek statybos vadovas, kažką įdedam savo dalį. Tai aš sakyti, kad aš čia padariau, tai tikrai negaliu, bet kaip komandos dalim tai buvo. Kaip pavyzdys mes statėme sandėlį ir buvo klausimas, ar turi būti įranga automatizuota ar neturi būti. Po tam tikros analizės, surinktos informacijos,
tai buvo pateiktas rezultatas, mano asmeninis indėlis, pavadinkim, kad nereikėjo automatizuoti tam tikros įrangos, tai iš esmės užsakovas sutaupė tam ne tokią ir mažą pinigų sumą, ten apie 80 000. Bet tai yra, aš sakyčiau, gal smulkus laimėjimai. Realiai aš turiu tokį posakį, kad mano pareigybė, kai mano paslauga statybų valdymas, techninės priežiūra, jeigu ją sąžiningai atliekant, taip kaip stengiuosi daryti, tai jinai atsiperka nuo pirmų kartų. Nuo pirmų prisilietimų, nuo pirmų analizės, nes užsakovai dažniausiai nežino tam tikrų niuansų, kurie galėtų sutaupyti. O kai kada net būna rinkoje tokia situacija, kad projektai štampuojami, aš taip nepabijosiu pasakyti žodžiu štampuojami, tiesiog kartotiniai projektai ir kartotinės klaidos. Ir identifikuoti tuos dalykus gali turėdamas didelę patirtį. Tai nesakau, kad aš jau ten ranką prie projekto pridėjęs ir jaučiu iš karto, kas bus, bet dirbant darbą išaiškėja ir tikrai samdant bet kurio tipo specialistą, tokį kaip aš, tai užsakovas tikrai niekada nepraloš. Jisai tik tai, ta prasme, taupyti reikia tam tikrose vietose. Kur sako, kad 4 akys geriau negu 2. 4 akys geriau negu 2. Aš irgi pasidalinsiu turbūt istoriją su Vyteniu. Tokią turėjom nusižiūrėję ar galvojom įsigyti turtą Klaipėdoj. Ir Vytenį pasikvietėm. Tai Vytenis net neįėjęs į namą, jau pamatė to, ko mes nematėm. Sako, atsižiūrėkit, sako, tas siūlė čia per namą, jinai per visą fasadą. Tai tos akis gal žiūriu, turbūt pastebi tos dalykus, kurie kiti galvoja, kad čia nėra tam. Andriau, čia yra pats baisiausias dalykas, čia yra profesinė lyga. Įeini pas kažką į svečius ir iš karto taip akis pakyla, pasižiūri, lubos sienos. Nedėti gulšiuką prie sienos, netraukia pinigų. Aš ne ant tiek nesu iš tų specialistų, kur tenais iki milimetrų. Aš labiau bendrą į vaizdą žiūriu. Aš prieinu prie sienos taip. O, gipsas, prieinu prie kitos, mūras. Patį konstruktyvą analizuoju, nes tau įdomu. Ir iš ko susideda, nes, kaip ir minėjau, prieš tai yra 6 keliai ir visi teisingi. Statyboje tai būna. Bet tik tai reikia atsirinkti pagal, pavyzdžiui, tokį pavyzdį paprastą, dažnai gaunu klausimą, iš ko namą statyti. Mano rekomendacija yra, apsižiūrėkit, kokios medžiagos yra aplinkui statybinės, pavadinkim, mūsų regione. Kaip pavyzdys, Klaipėdoje yra Gargždų silikatinė gamykla. Nežinau, ar jinai dabar dirba ar nedirba, bet buvo tam tikrą laiką. Tai automatų ta prekė, ta medžiaga yra čia pigesnė tam regione, nes čia jinai gaminama, jūs bet kada galit, o ne iš kažkur tais vežtis, nežinia kur, ir pritrūko ar dar kažką nedasipirksi. Visokie tokie niuansai yra, kurie finale taupo pinigėlius. Betau. Kadangi mūsų yra skaičius ir herbas mūsų podcast'o tema, tai mes mėsim monetą. O, ne. Skaičius yra tiesa, tai užduosiu tau, turėsi atsakyti tiesą. O, ne. O herbas yra klausimas. Tai klausimas, kuris yra hipotetinis, tai tiesiog vieną iš variantų pasirinksi, tai kurį nori. Tai tiesa ir kas? Tiesa arba hipotetinis. Tai dar melas trumpai tariant. Ne, aš išmėsiu, tu pasirink arba skaičių, arba herbą. Renkuosi, herbas. Skaičius. Vili irgi tas pats buvo. Nepataikė. Tai skaičius yra taip. Ar yra pasiūlę pinigų, kad užmerktum akis į broką ir kiek? Taip, yra faktas. Ar paėmį? Ar paėmį? Ne, kur išleidai? Ne, pasiūlė, čia nebuvo klausimo, ar paėmį. Bet aš galiu pasakyti labai gerą pavyzdį. Turėjau tokį projektėlį, čia labai gražų pastatą tvarkėm, tai yra vienas iš Klaipėdos pavyzdinių pastatų ir ten, aš atėjęs į darbą, buvau pozicijų techninės priežiūros asistento, nes dar neturėjau kvalifikacijos atestatų. Ir tą darbą stengiuosi sąžiningai atlikti. Jeigu mane pasamdė, aš einu, darau, žiūriu ir mane jau neiškentėjo tas statybininkas, pasivedė į šoną. Girdis sako, taigi ne savo pinigus leidai, kuo tu čia dabar kabinėjasi prie tų Nesausto, tai. Aš jam sakau, žiūrėk, tu mane samdysi ir sakau, tada mes galim šnekėtis, o dabar mane samdo kitas,
tai aš dirbu jam darbą. Ta prasme, noras būti tų pasiūlų, tai nuo projekto didumo, ta prasme, bet jau per tiek metų aš esu įgavęs tam tikrą kiautas apaugęs, ar kaip vėžlys, ar kas ten. Odas ir tu jau identifikuoji, nes dažnai būna tokie kvaili pasiūlymai, aš vadinu, tau ateina, sako, žiūrėk, duosiu tau ten kažkiek. Kiek? Bet tu ten, Čia ne prie kamerų. Jo, Tai gali vaikščioti. duosiu tau kažkiek, tu man pasuflerų, kokią kainą, duok pasiūlymą, aš tokį eurų pigesnį duosiu pasiūlymą. Bet čia užprogramuota bėda. Nes įsivelti kažko į... pagal logiką, tas žmogus nusiperka paslaugą, kaip ir kabutėse, ir jisai nesigilinęs dažniausiai būna. Jisai jau paima kažkieno tais ir kai jam reikia atlikti tos darbus, jisai tikisi, kad tu, toks, gal kaip čia pavadinti, prostitucija trumpai. Tu tampi prostitutė, jeigu parsiduodi. Tai mūsų darbe labai yra prastas dalykas. Kaip prostitucija yra viena iš seniausių ir turbūt statyba yra vieniausia. Negaliu šito sakyti, mes jau nukrypsim su tavim. Nes aš Loj pradėjo kalti, tai ar čia aš vadinu statybą? Ne. Aš atsiprašau, kad taip sakau, bet taip statyba mane įpratino taip nevinioti į vatą ir vadinti žodžius tikraisiais savo vardais. O persijungi namuose? Persijungiu, tai kaip, būna tik vienas minusas yra, tai vaikai jau puikiai žino, tėti, jeigu išvedi iš kantrybės, tėti sunku išvesti, bet jeigu jau išvedi greit, visi būna sureikiuoti, sustatyti, sudėlioti. Pradedi kalbėti kaip su... Tai, ta prasme... Betono maišytais, ne? Bet būna, ne betono, bet yra dar toks nerašytas dalykas, statybos taisykliai būna... Vis tiek vyrai kažkiek matuojasi, pas ką didesnį, supranti. Kastuvas. Jo, kastuvas. Tai būna, ypač kai susitinki su nepažįstamais, tai tave būna testuoja, žinai, tavo patirtį. Kokį užkabina klausimą, kokį ir ką tu čia nieko, tu nesupranti, čia aš čia tiek pristačiau, tu čia. Ir žinai, kol neturi tos patirties, neturi to svorio, tai tave būna prigesina, bet realiai kai tu turi jau tą svorį, tai tu pastatai žmogų atgal į vietą, sakai, jo, faina tavo ta patirtis, bet mano ne ką mažesnė, žiūrėk, aš ir turiu ir atestatus ir viską, arba šnekėkim kaip lygus su lygiu, arba kitaip. Tai tada žmogus toks testą išlaikai ir jau normalus būna bendravimas. Labai geras pastebėjimas. No. Aš kažkur skaičiau, kad kai tau pasako kažkokį teiginį, tai nereikia sakyti, bet... Reikia sakyti ir. Sutinki ir tada pradedi savo mintį dėstyti. Nes sakau, mano darbe tai komandinis darbas. Čia nesi tu kažkoks tai vienas žmogus, kuris unikumas, kurį pastatai ir aš klaidų padarau. Ir kas labai geras posakis, tas iki gyvo kaulo, kas nedirba, tas neklysta ir tą paaukština. Okay. Bet faktas tas, kad visi mes žmonės, visi būna su bloga nuotaika arba, pavyzdžiui, tikrini samatą, tikrini projektą ir su bloga kokia nuotaika būna ar mintis kažkur kitur, ar vaikas susirgo ar kažką. Ir tu padarai klaidą ir paskui jinai išlenda po kiek ir ta klaida gali kainuoti ir viskas. Ir tu galvoji, kaip aš galėjau praleisti tą eilutę, kaip, kažkaip. Ir žinai, ir tada... statyba dar išmokė gero dalyko, tai aš galiu pasakyti, kad kaip spręs problemą, čia ir dabar, o ne ieškoti, kas kaltas. Nes kiek žmonės energijos sudegina, kol jie prasuka tą ratą ir suranda, kuris kaltas, kuriam pasako, blogai, kad daugiau taip nebūtų. O šeimoje, tarkim, ar tu dabar visą tą savo patirtį ten apriepęs, atžvelgęs atgal, ar norėtum, kad tavo vaikai būtų techniniai prižiūrėti? Ar užsimtų tokią veiklą? Žinai, kaip krepšininkų ar futbolistų klausė, ar norėtum, kad tavo vaikas sektų tam pėdomis, muštų gol? Aš manau, kad tai reikia, turiu sūnų ir dukrą, tai norėčiau, taip sakyti kategoriškai, kad nenoriu, dukra, gal čia tas tas sektorius yra labiau vyriškas, bet yra iš tikrųjų gerų specialistų ir moterų ir nesiniai mūsų viena klaipėdietė gavo techninės priežiūros ten per visą Lietuvą apdovanojimus. Bet geras klausimas, labai provokuojantis. Šiaip kainuoja nervų. Aš galiu pasakyti pagal savo kolegas, kurie vyresnio amžiaus. Mano kolega, su kuriuo išdirbom 15 metų, buvo labai geras specialistas ir savo srities, kaip sako, ta karta jau baigė išmirti tų specialistų, kurie ir inžinieriškai jie pakaustyti, ir patirties daug turi, ir priims sprendimą čia ir dabar. Bet
jisai užgeso gan palyginus jaunų metų ir iš esmės vienas iš mūsų darbų tokių, tu turi didelę atsakomybę, ypač kas liečia yra techniniai prižiūrėtojai, tai darbų vadovai, visi neša tą atsakomybės jungą. Darbų vadovas, kaip pavyzdys, ten užsakei medžiagą, susakei betoną, tiko, netiko, užbetonavo, ten nedavažiavo, kažko pritrūko, kažką padarė, darbininkai kažko nežiūrėjo, viskas ant tavęs pakabinta. Ir realiai tai toks darbas gal intensyvus yra psichologiškai ir tu turi iš pat pradžių kažkaip užsigrūdinti, kad neimti galvą, kad po darbo valandų, kad neprasinešti namo, nes darbų vadovai tokie būna dažnai įsekę, nes ne vieną tą objektą turi, techniniai prižiūrėtojai irgi, tu patvirtinai parašu, kad viskas taip yra atlikta teisingai, o žmogiškasis faktus, nedavažiavai, nedažiūrėjai, dar kažkas tai, o jeigu ten blogai, o jeigu ten atsitiko ir tas atsitiko, kaip pavyzdys konstrukcijos trūko, dar kažkas, tai jau ten irgi dideliai skaičiai ir tave tai asmeniškai liečia. Tų atsakomybių yra, tai norėčiau palinkėti savo vaikam, kad labiau toks čilin. Influenceris, pačilinti labiau, kad vaibas būtų geras. Nes slegia ir pradedi ir žilti ir viską, žinai, kaip sakoma. Tai, bet ta moneta buvo mesta tiesiog. Bet tu vis nepaleidai tos minties apie monetą. Tiesiog metė monetą ir viskas. Bet nes aš užduosiu tau ir tiesos klausimą. No, klausim. Tai klausimas būtų toks. Klausimas būtų toks. Ar pirktum seną namą už pigiai ir renovuotum, ar naują A+++ už brangiai? Nes dabar turbūt daug kas pagalvoja, ką man daryti, turiu kelis pinigus, ar pirksiu seną, renovuosiu, ar ten eisiu į banką, bet nenoriu. Aš pasakysiu savo asmeninę nuomonę. Taip, aš turiu net posakį, reikėtų jį užpatentuoti, kad brangiai pirkti daug proto nereikia. Čia aš asmeniškai turiu tokį pasakymą, nes iš tikrųjų, va kaip tu ir sakai, rekonstruoti, renovuoti, tai jau reikės pagalvoti, reikės ar specialistų samdyti reikės ir tai tam tikras puzlė paskui susideda, kad tu realiai nemažai laiko paaukosi. Tai tu turi labai gerai įsivertinti, ar tu turi tiek laisvo laiko. Ai, čia supratau, čia tavo darbo nebūtų, jeigu įsipirktų A++. Būtų gal, manau, kad būtų vis tiek darbo, nes labai svarbu. Ne, statytojų, ta prasme. Mes tą klausimą iš esmės taip trumpai išnagrinėkim. Tai yra A++, tai pagrindinis patarimas yra. Tai pasižiūrėkit, kas yra statytojas, ar įmonė turi bagažą, ar kad nebūtų taip, kad jie bando daryti tai, ką jie daro. Ir dažniausiai bandymai pirmi blynai gyvenime būna prisvilę. O antro aspektų, tai mano patarimas labai gerai įsivertinkit, kiek kainuoja jūsų laikas. Ta prasme, jeigu jūsų laikas nieko nekainuoja, tai fine, tikrai sutaupysit, viskas gerai, bet jeigu jūs po darbo kažką darysit, tai kažkas kenties. Ne finansiškai būtinai, šeima kenties, santykiai gali pradėti kentėti, ir paskui finansai. Nes aš pats savo stačiau vieną namą šeimai, tai būdavo po darbo, važiuoju vatą, šiltinti, perdangą daryti ir vienu momentu save pagavau ant minties, ką aš kam blogo padariau, kad aš atidirbęs visą dieną, aš po darbo važiuoju, man jau net pačiam nebemalonu pasidarė. Ir tai ta auka jau nebetneša vaisių. Jo, ir malonumo netneša, jau kančia gaunasi. Aš žinau, kad mes visi lietuviai turim savo kryžių, kiekvienas pagal savo... Nes su tas posakis kažkada... Ar ant kaklo, ar kur? Jo, ar kryžių vilk, tai vat, pas kiekvieną kryžius dydis. Taip ir statyba iš esmės. Ir trečias patarimas tai būtų samdykite savo srities specialistus. Tai yra, kad jum padėtų. Nes visko neįmanoma žinoti. Žinokit, ir mes tie specialistai nežinom, bet mes žinom, kur paskaityti, kurį lapą atsiversti ir greičiau surasim atsakymą. Taip. Kai čia dėjau. Gerai dėjai. Nes jeigu tokia mano intarpas galėsit iškirpti, tai teko gyventi Danijai
Tai ten statybose yra taip, kad jeigu tu dedi langus, tai tu dedi langus. Ir daugiau nieko kito nedarai. Nu, tarkim, namą stato kokį 20 brigadų. Tai taip ir turi būti. O čia pas mus gal viena brigada, žinai, nuo iki rakto padaro. Tai reiškia, kad... Rankiai pas mus. Nu, tai, ir kaip, jeigu viena brigada daro, tai reiškia 19 neturi ką daryti. Nu, kaip pasakyti. Aš gerą testą darbę turiu. Pavyzdžiui, kai reikia samdyti... Savo asmeninio pobūdžio testą turiu, kai reikia samdyti žmogų, kokį darbininką, ateina tas darbininkas, tu jo klausi. Tu neišduok, ta prasme, nes... Ne, aš dalinuosi savo patirtim. Taip. Ir paprastas klausimas. Ką moki dirbti? Ir jisai sako. Jeigu atsako iš karto viską, tai blogas specialistas, atsisveikinkit, palinkėkit geros dienos, nes kaip tu sakei, ta prasme, specialistas turi specializuotis tam tikroj srityje. Jeigu jisai plytelių klijuotas, tai jisai turi pasakyti, kad man geriausiai sekasi klijuoti plytelės, bet galėčiau dar tą ir aną. Nu, tai vat normalus būtų atsakymas. Bet jeigu žmogus pasako, kad viskas, neįmanoma visko mokėti. Jeigu jisai gerai dažo, glaisto, tai klausimas, kaip jisai tas plytelės. Ir realiai, iš praktikos galiu pasakyti, kad tas, kuris kaip tu sakei, Danijoje irgi specializuojasi, tai tas ir yra specialistas. All right. Taip. Mano mama, vėl mano mamos frazė. All right. Bet all right. Okay. Čia yra Matthew McConaughey, ar nežinau kaip mano anglų kalba, bet čia jo frazė yra. Tai grįžtam prie BNI, kas mūsų abudu jungia. O, taip. Tai kas mes... Baisiai naudingas instrumentas. Investicija. Ar investicija, nežinau. Tai mes kartu su Vyteniu įstojom vieną koją, vieną dieną, vieną datą, ar ne, į BNI klubą. Taip. Ir gal ir ta draugystė tokia tarp mūsų... Tai tik per BNI, tik per BNI ir užsikūrė tas veiksmas. Bet ką tau duoda? Ar kažkokius tai tau, nežinau, įsikėlė tikslus, padėjo įgyvendinti? Pagrindinis dalykas su BNI, tai aš kaip sakau, turiu irgi neblogą pavyzduką, tai kaip Akropolis. Visi galvoja, ne visi, bet kai kurie galvoja, kad Akropolis, jeigu jau ten esi, tai jau viskas, tu jau čia pardavimai pas tai kosminiai, bet kiek teko bendrauti su verslininkais, kurie įsikūrė, tai Akropolis generuoja srautą. Tai kiek tu to srauto įsitemsi savo parduotuvę, nes yra verslai ir bankrutuoja būdami Akropolyje. Tai lygiai tas pats ir su BNI. BNI generuoja srautą, rekomendacijas ir kiek tu įsitrauksi į tą veiklą, tiek tu gausi gražos. Aš įsitraukęs gal ne tiek, kiek norėčiau, nes vėlgi įsitraukimo reikalingas tam tikras laiko kiekis, bet eina 2 metai ir aš jau gan puikiai identifikuoju, kas man duoda gražos, kas neduoda gražos. Tai šiai dienai aš planuoju vien susitikimus su verslais, bet vienas iš tokių maloniai nustebinančių dalykų BNI, kad tu negali žinoti, iš kur ateis ta rekomendacija. Gali būti, atrodo, jokių mes su tavim galim neturėti kontaktų, mes su tavim iš to pačio sektorius, bet kaip pavyzdys ten vandeniu prekiauja žmogus. Atrodo, kokią statybų techninę priežiūrą, jam šaus gamyklą pasistatyti. Ir aš jau būsiu tas specialistas, kuris galėsiu jį pakonsultuoti, galėsiu suteikti tam tikrą paslaugą. Jeigu jį šaus, tai nežinau, ar jis pastatyti. Ne. Čia prie žodžių kabinėjasi, bet labai gerai. Jeigu gims jam idėja tokia. Jeigu gims jam idėja. Niekada nežinai. Ir mes su Marium šiandien kaip tik važiavom, irgi kalbėjom, kad, negeras žodis, šitas kad negali niekada nusiteikti prie žmogų. Visiškai negali. Tarkim, tu nepažįsti žmogaus ir pradedi galvoti, kad jis ten duos man pinigų, arba atvirkščiai gal jis neduos man niekur rekomendacijų, bet tu turi kaip atviras lapas turbūt. Kaip tuščias podynė ateiti. Ir labai geras filmas, tas sakiau, kur prieš tai sakiau... Stalininkas, ne? Ne, kur sakiau, kad stengiuosi nesakyti, tai su Jimu Carreyu. Yra tiesos, nes kai pasakai, ne, gal kažkiek ir save užblokuoji, o kai pasakai, taip ir būna man asmeniškai, aš turėjau dar tokią trumpą irgi gali pasidalinti mintim, tai yra važiavau su headhunteriu susitikti ir galvoju, ką jisai man dievė pasiūlys, aš turiu darbą normalų, viską ir Ir nupirko mane tas headhunteris ir aš pradėjau kitam projekte dirbti ir tai ta prasme niekada negali žinoti, nereikia, tu gerai sakai, nusistatyti, kad kažkas ar duos, ar kažkaip negatyviai, dažniausiai būna
atvirkščiai viskas. Supratau. Tai ačiū tau, kad tu pasakėjai taip. Ir atėjai į šitą podcastą. Atėjai pasikalbėti su manim. Puikus pokalbis. Pasikalbėti su mūsų žiūrovės, tarp asme, kurie ar klausytojai, jeigu klausysit mašinoje, tai ar automobilyje, ar paplūdimy, nežinau, kada jūs tą darysit. Taip. Tai aš norėčiau tau padovanoti... Oi, pagaliau šitą simbolinę 1 euro monetą, kuri, nežinau, tu kur investuosi į kripto, į auksą, kaip tu ją išleisi, tai čia tau, bet kad būtų prisiminimas apie mūsų pokalbį, tai kaip sako, euras prie euro ir 2 eurai. Ja, tai prašau tau. Ačiū labai. Ačiū Vyteniai. Aš dar norėčiau paskutinę mintį, nes pradžioj pokalbio nepadariau reklamos, tai turiu savo YouTube kanalą SV2 statybų valdymas. Kaip aš nepaklausiau. Ir jeigu norit naudingų patarimų, įžvalgų apie didesnės statybas, prašom prisijungti. Tikrai manau, kad kiekvienas ras savo tam tikros naudingos informacijos. Tai va. Nice. Tai, mėly žiūrovai, klausytojai... Aš galiu tą bairį padaryti, kad jeigu parodyčiau su pirštu, apačioj bus nuoroda ir atsiras nuoroda. Kur čia galim tai parašyti. Ačiū Jums ir iki kitų. Iki. Kaip nesusivėlęs nieko. Giliom mintim šnekėti po kokius 25 sakinius. 3 kameros šakės. Geras. Valabiškai plikė pasitaisom. Man priverčia išsitiesti mane. Aš esu podcast'o vedėjas. Buvęs prezidentas, ekscelencija.